Vienas. Taigi, sveiki visi. Sveiki visiems. Iš čia susirinkusiai tikriausiai ne visi mane pažįstat. Aš esu Ignas Lapkus iš 1 B klasės, kaip į mane jau pristatė, ir kandidatuoju į Gabijos gimnazijos prezidentus. Čia yra pirmas mano ėjimas į valdžią, į tokią poziciją jau aukštą. Todėl manau, kad galiu atnešti naujų, įtaigių ir gana originalių idėjų, apie kurias šiandien ir pakalbėsiu. Esu aktyvus, drąsus, iniciatyvus ir mėgstu kovoti iki galo. Esu pasiruošęs atstovauti mokykloje visur, kur įmanoma, ir įgyvendinti mokyklos bendruomenės idėjas ir norus. Tęsti Vytenio pradėtas reformas ir, žinoma, įvesti savasias. Esu užtikrintas, kad tikrai turiu šias būdo savybės ir galėčiau būti geras prezidentas. Taigi, o gerą prezidento pavyzdį turim, kaip ir sakiau, Vytenį. Aš nenoriu čia išgirti jo, kad gaučiau balsą, iškart sakau, aš sakau, kaip yra tiesa. Jis vis tiek padarė tiek daug dėl šios mokyklos, jo pagrindinis tikslas buvo ją išreklamuoti, jis bendravo su mokyklos bendruomenė ir gyvendino tiek daug naujų idėjų. Manau, kad galiu, kaip ir jis, šiai mokyklai tarnauti nuoširdžiai ir įgyvendinti daug naujų projektų ir šiaip pagerinti mokyklos bendruomenės gyvenimą. Kaip pastebėjote mano rinkiminėse plakatuose, mano šūkis yra praktiški žmonės renkasi Igną. Jums turbūt tai gal nuskambėjo keistai ar net juokingai, gal net primena kokį prekybos centrą, nežinau. Bet tai tikrai netušti žodžiai. Manau, kad mes turėtume būti praktiški. Praktiškumas yra aplamai elementarus dalykas. Jis reiškia paprastumą, jokios pompastikos ir nereikalingų dalykų. Manau, visai mokyklos bendruomeniai reikia burtis kartu ir stengti žvelgti į viską praktiškai. Imtis reformų ir naujovių, kurios nebūtų išlaidžios, duotų gerų rezultatų, kažkaip pagerinti visos bendruomenės gyvenimą ir kad galėtume spręsti problemas pragmatiškai. Taigi, viena iš mano idėjų yra, kad moksleiviai, čia idėja, problema daugiau, ir jos sprendimas problema. Mokiniai nelabai dalyvauja mokyklos renginiuose, nėra labai aktyvūs. Daug girdime, kad mokiniai nori kuo daugiau renginių ir kad jie būtų smagus ir nuotaikingi. Mokinių taryba tokius ir darė. Jie buvo labai įdomus ir aš daugumoje iš jų buvau. Bet tik keletas iš tų visų norinčių pasirodydavo juose. Ir kyla klausimas, kodėl? Juk noras dalyvauti vairiose renginiuose buvo toks didžiulis. Ir šitai yra gana opi problema. Pagrindinis būdas ją išspręsti, aišku, būtų labiau tos renginius reklamuoti, aktyviai kviesti mokinius į juos. Tačiau aš būsiu praktiškas ir teigsiu, kad dažnai to noro nebelieka, nes nelabai būna informacijos apie tos renginius ir būna, kad apie juos pranešama per vėlai. Aišku, tie tikrai norintis ir žinantis ateina ir dalyvauja, bet kitos reikia gal daugiau kalbėti, gal jie yra jau susiplanavę ir jie anksčiau žinotų apie tos renginius, jie galėtų ir atvykti. Taip pat pirmokai dažnai net nenumano apie Gabijos gimnazijoje vykstančius renginius, kaip protmūšis, kalėdinė mugė, tolerancijos savaitė, ir kai jie yra paskelbiami, nedaug laiko lieka iki renginio pradžios ir jie nedalyvauja. Nors gal ir norėjo dalyvauti, bet taip susiklosto sąlygos. Išsprendus šias dvi bėdas, galiu drąsiai teigti, kad užautume 2 kiškius vienu šūviu. Tik kviestume daugiau mokinių dalyvauti renginiuose ir pirmokai lengviau priprastų prie naujos mokyklos. Kita iš tokių idėjų, kad reikėtų kažkiek reformuoti mokinių savivaldą. Mūsų mokinių savivalda yra pilna motyvuotų, aktyvių ir atsidavusių mokyklai mokinių. Prezidentas ir mokinių taryba tiek daug nuveikė per visus metus. Aš tiesą sakau, aš dar negeriu. Ir turime kaip pavyzdį dabartinę mokinių tarybą. Tačiau yra trūkumų. Mokinių taryba galėtų būti žymiai atviresnė visiems gabijiečiams.
jų planai labiau viešinami, jų idėjos dažniau skelbiamos. Pavyzdžiui, daugas sužinojo, koks Vytenio pagrindinis tikslas buvo per jo ataskaitą, o jo ataskaita buvo metų gale. Taip pat dabartinės prezidento galios gali teikti, kad yra per daug didelės. Prezidento pareiga pati pirmiausia yra atstovauti mokyklai ir priimti svarbius sprendimus su mokinių taryba. Bet mokinių tarybą gali rinkti tik vienas prezidentas. Kitų pritarimo jam ir nereikia. Aišku, protingas prezidentas tos patarimus pasiima. Jis turi galvoje ir ne vienas renka tarybą, bet jis gali ir rinkti vienas. Ir išmesti, ką nori, priimti, ką nori. Tobuliausia būtų, kad taip, prezidentas prisidėtų prie mokinių tarybos kūrimą, bet ne jis vienas numatytų, kas joje turi būti. Pati mokykla galėtų išsirinkti savo mokinių tarybą, kuri atstovautų jų interesams. Jei būčiau išrinktas prezidentu, tai pirmiausia nuo to ir pradėčiau. Reformuoti mokinių savivaldą yra būtina, norint užtikrinti, kad Gabijos gimnazijoje kiekvienas mokinys būtų išgirstas. Aš gal nesu protingiausias iš Gabijos mokinių ar populiariausias, bet turiu, ko labiausiai prezidentui reikia – ryžto ir drąsos. Aš užtikrinsiu, kad mokykloje kiekvienas mokinys bus išgirstas. Aš užtikrinsiu, kad Vytenio idėjos bus toliau propaguojamos ir jo tikslai įgyvendinami. Aš užtikrinsiu, kad Gabijos gimnazijoje bus renginių ir žmonės bus aktyviai kviečiami į juos. Nesame tokia gimnazija, kokia galėtume būti. Ir dabar tikrai nelaikas dvejoti ir abejoti savimi. Laimė ateis tik tada, kai aktyviai gyvenimą kaip jauti griebsime už šakų ir išpešime savo palankias naujoves. Ačiū.